Tai labas rytas, mes išmiegojome Austrijoje pirmą naktį Berngosel mieste ir dabar yra po 8, ne po 8, bet 3 minučių 8 ir mes jau pajudėjom į Hallstatą. Taip anksti todėl, kad paskaitėm, kad dėl parkavimo vietų geriau išvažiuoti anksčiau, jeigu nori rasti. Ir kelia mums 18 minučių, tai visai gal bus smagu pamatyti rytinį miestą, kol dar nėra masės turistų. Tai va, šiandieną planas yra Hallstatas, bet Išil miestelis, net nežinau, ar gerai ištariau, paskiau pabandysiu parašyti, paskiau ežeras Gosi, jeigu spėsime jau jį, tai planuojame jau vakarą link ten važiuoti į ežerą. Andrius šiandieną pas mus labai rimtas, aš jam nuo pat ryto jau sugadinau nuotaiką, nes toks yra darbas žmonių. Taip, Andriau? Aš nieko nesakysiu geriau. Ne, tai pasakyk, sugadinau nuotaiką nuo ryto. Nieko nesakysiu. Taip, o jisai jau nieko nesakys, jis gali net ir iš viso šiandieną nekalbės. Įvažiavome patį miestuką, mes vakar pro čia važiavome, Andriau, irgi? Čia važiavam. Nes dabar miestelio gatvelėm važiuojam, bet Goserno miestelio, kur mes apsistojom. Tik mes ten kitoj pusėje už miško, kai Andrius sako, biški priemiestė. Tai gerokai priemiestėje. O dabar va čia va. Jaukus miestukas iš tikrųjų, va čia va žmonės gyvena šitam jaukiam miestelį. Žiūrėkit, va. Gėlių parduotuvėlė jau dirba. Jau išlipom Hallstate parkinge, eisim link centro. Va. Ten Gustė kažkur kuičiasi. Ten kažkur žmonės Andrius va navigacija vedasi. Čia yra pasikelimas į viršų, iš kur gali stebėti visą Hallstatt miestelį, turbūt nuo kalno viršūnės. Dabar keliaujame mes į Hallstatt centrą. Žmonės gyvena rojuje, ane? Kas nenorėtų va čia prabusti ir atsigerti kavos iš ryto. Ar vakare prie saulėlydžio šampano taurę su drauge. Jūs pažiūrėkit, va šitam va grožė plaukia gulbė su gulbiukais. Kaip ir kiekvienose turistiniuose miestuose, žinoma, suvenyrų parduotuvės, nesgi žmonės iš to čia turi pragyventi, bet kokios gražios jų tautinės suknytės mergyčių. Nu, nežinau, ar tautinės, bet tikrai gražiai atrodo. Užėmė tą mažą parduotuvėlę, ten yra sumuštiniai, bandelės, kava. Tai sumuštinukas 8,20 €. Šiaip tai gal ir valgytumėm, gal ir viską, bet esmė, kad net nėra kur prisėsti, o einant, nu, nepavalgys, nefainai. Tai... Užstrigo? O, geras. Žiūrėkit, bando važiuoti viena fūra, tuoj nuneš namo kampą gražaus miesto. Nu, įdomiai čia atrodo, kai žmonės bando prasilenkti, o žmonės nebepraeis.
Gal jie nesusilietę, įdomu, reikia pasižiūrėti. Ai, jo, kampą, jau jie kabinė. Va taip va. Kai du žvėriukai bando prasilenkti, taip ir atsitinka. O žiūrėkit, kai bėga turistai, rado tik laisvą tarpą ir bėga. Davai, einam ir mes. Trafikas, biški trafikėlis buvo. Kur jinai važiuoja? Atsidarote vartai? Jeigu ką? Bliate, aš jau bijau čia stovėt guste. Žiūrėkit, žiūrėkit. Kokiais milimetrovkiam. Važiuoja. Geras. Va šitaip turi prasilenkti vairuotojai. Tai įsivaizduot, kiek nervų jiems tai kainuoja. Ir dar moteris už vairo, jo. Nu va. Fantastika. Gėlės nurovė? Ne. Ai, jo, va, rožės, vargšės. Ant žemės pabiro. Nu, ką darysi dabar? Žiūrėkit, koks fainas su viena mėlyna akim. Ir čia yra gyvas medis ant šitos sienos. Nu, va, tai kai kietai atrodo. Ir negana, kad taip medis, bet dar ir vaisiai auga. Tai pasižiūrėkit, ant jo dar ir vaisiai auga. Žiauriai gerai. Žiauriai smagiai, kaip eksterjero detalė. Žiūriu, ką šitą panelę veikia čia. Ai, jūs fotkinsitės, filmuositės? Einu, veja mane. O oras koks pasaka? Tai žodžiu, atsisėdom mes papusryčiauti kavinėje, pasiėmėme taustus su salotom ir su bulvytėm ten jie eina. Pasiėmėme mes 2 porcijas, nes todėl, kad 3 taustai porcija eina, dar plus bulvytės ir salotos, tai galvoju, nu biškai ryškiai per daug. Pasiėmėm 2 porcijas tų sumuštinių tausterių ir aš pasiėmiau amerikano kavos, Andrius pasiėmė kolos su guste. Tausteriai čia kainuoja 13 eurų, kava 5,80. Kola kol kas nežinau kiek. Beje, atsiskaitimas čia yra tik tai grinais ir, kaip sakė barmenas, visame mieste atsiskaitimas yra tik tai grinais pinigais. Tai jeigu važiuosite į Hallštatą, turėkite grinų, nes kortelę galima atsiskaityti tik tai parduotuvėje. Tai va. Pusrytėliai va tokie, bulvytės free, tausteriai, kava. Tai šitos lėkštės, aišku, man per daug, Gustė irgi, tai mes pasiėmėm 2 tokias lėkštes ir dalinsimės ant 3 dabar. Manau, kad apsirysim normaliai. Ane, Gustė? Ane, Erika. Ane, tėtė? Andriau? Ane, taip. Gerai, ane, brangiai. Valgom, skanaus, pusryčiaujantiems, skanaus ir mums. Ten irgi aukščiau žmonės gyvena, arba čia viešbučiai, aš net nežinau, bet irgi gerai atrodo. Fainai. Čia va tokia prieplaukėlė. Saulė kaitina Jėzus. Koks fainas nameliukas, atrodo kaip apdegę, kaip į senovės kokio kaimo. O balkonai tie kaip išraižyti gražiai. Nežinau, ar čia viešbučiai, ar čia žmonės gyvena, bet fainai atrodo. Namiukai labai jaukiai atrodo, kaip iš pasakos. Ir šitas miestas iš tikrųjų labai mažas. Jį apeiti turbūt galima per valandėlę, jeigu ne trumpiau. Čia tiesiog yra ežeras per vidurį miesto ir aplink ežerą eina gatvė. Ir viskas. Ir visas miestas. Ir kalnai aplinkui. Dachsteino Alpės. Žiūrėkit, eina nuotaka su jaunikiu.
Va. Žmonės tuokėsi Halštate, darosi fotosesiją. Nuotraukos turbūt bus įspūdingos, jeigu fotografai geri. O miestas iš tos pusės kaip gražiai atrodo. Toks traktoriukas. Fainas. Siauras pakankamai. Ten yra kriokliukas ir kažkur tikrai turėtų būti panorama. Tai bandau priartinti. Kalne bėga. Tarp kitko, Halštate yra labai daug druskos, nes Halštate buvo druskų kasykla viena seniausių Europoje. Tai čia netgi yra druskos kasyklos muziejus, kažkur dar nesiaiškinom kur. Tai parsiduoda daug druskos iš druskų kasyklos. Ir taksofonas stovi, va. O, ir Gustė prie taksofono laukia skambučio. Call me, baby. Čia nubėga krioklys nuo kalnų, tai mes dabar lipsime viršų pasižiūrėti, gal pamatysime tą kriokliuką ir iš arčiau. Va, eina Andrius. Ir žiūrėsim, kur mums čia eiti, nes šiaip tai nėra, kad daug turistų čia liptų, labai keista. Bandom žiūrėti, kur mes šiandien eisim. Žodžiu, užėjom į Halštato parduotuvę vietinę, tai kainos visai normalios, žiūrėkit, tofi saldainiai 2,19 €, Kinder šokoladas 2,19 €, šoko bonus Kinder 4 €. Ką čia jums dar parodyti, aš nežinau. Red Bulliai po €1,60 €, labai netgi nebrangu. Kola kainuoja čia €1,80 €, brangiau negu Red Bullis. Keista. Čia yra alkoholiniai gėrimai. Martinis 11, Aperolis 18, Bacardi 19, Martini Asti 10 €, man rodos netgi pigiau negu pas mus. Filadelfija €1,24 €. Pigiau negu pas mus. Burata 2,50 €. Pringlesai kainuoja 3 €. Indaplovės tabletės kainuoja 9 €. Kiek čia tų tablečių eina, aš dabar nematau. 48 tabletės 9 €. Vaisiai nėra pigus, matau. Pomidorų kilogramas 7,58 €. Kiviai 4,3 €. Avokadai 2 €. Kava man visai atrodo gal ir brangiai, nes va žiūriu 15 € kainuoja ta Dalmair kava, kilogramas. Net ne kilogramas, čia jos pusė kilo. Pusė. Ta, kur akcija kažkokia čia kava kainuoja, aš tokios net nemačius Lietuvoje, tai 8 €. Pusė kilo. Toliau Meinl esu mačius kavą, Espresso Arabica 17, pusė kilogramo kainuoja. Bananai pakankamai brangus, vienas bananas 80 € Aš pasiėmiau energetinio papigučio, nes aš tų brangių nemėgstu. Gustė pasiėmė, aišku, Red Bullio. Beje, depozitas 25 centai skardinės, o buteliukas irgi. Tai turėkite omeny, depozitas 25 centai brangiau negu pas mus. Tai esmė, jisai nebuvo parašytas į kainą. Tai va. Nu ir atėjom mes į miesto aikštę greičiausiai, kur yra bažnyčia, paštas, nu tai ko gero tai skaitosi jau miesto centras.
kadangi uždarytas Skywalk ir uždaryta yra miesto panorama to pačiu iš tikrųjų, tai miestelį mes jau kaip ir apėjome, pasigrožė, labai nuostabus miestelis ir dabar jau važiuosim į Bad Aišal, net nežinau kaip tarės tas miestelis, pavadinimą paliksiu čia. Važiuosim ten, pasivaikščiosim po centrą, po senamiestį. Iki ten mums važiuoti maždaug apie 20 minučių, gal 15. Tai dabar filmuosim iš tenais. Šiaip tai buvo labai geras sprendimas išvažiuoti anksti ryte, nes turistų buvo tikrai labai mažai, o dabar jų pildosi ir labai daugėja ir turistinių grupių, ir pavienių turistų. Tai, mėlėjai, nepatingėkite atsikelti anksčiau ir atvažiuoti į Hallstatą. O kas esat vakariniai paukščiai, tai tada jau važiuokite nuo 8 ar nuo 9, bet turėkite omeny, kad ko gero kavinukės jau nebedirbs. Tiesiog pasigrožėsit miestų, palydėsit galbūt saulėlydį ir ramiai pačilinsit prie kalnų. Tai įvažiavome į Bad Aišal miestelį ir dabar važiavam link centro į parkavimo aikštelę, nes pasiskaitėm, kad Bad Aišal turi labai gražų senamiestį centrą ir panašiai. Tai žiūrėsim, kasgi čia gero tam miestelį, tipo mažiau turistų, kainos atitinkami dėl to mažesnės. Tai man atrodo, Austrija į bet kurį miestelį mažą nuvažiuosi, visą laiką bus gražus, jeigu mėgsti kalnus, gamtą ir panašiai. Atvykome į Bad Aišal miestelį ir dabar einame pamatyti Kaiser Villa, rezidenciją vasaros pasižiūrėti, o tuo pačiu praeiname per upę. Bad Aišal miestelėje turim va štai tokią pėsčiųjų perėją vaivorykščių spalvų. Centro kavinės, žmonės sėdi, ilsisi, čilina. Va, miestų joje arkliukai, tai kartais gali rasti ir jų prikakintų šiduliukų. Dabar mes jau įeisim į Kaiserio Villą. Tai nusipirkom bilietus į Kaiser Villa parką, Vilos parką. Ir va, dabar įeidinėjom. Čia teka upelis. Žiūrėkit, kokios kaskadėlės per tą upelį eina. Tarp kitko, vanduo labai skaidrus ir yra čia žuvų. Tai va toks va vaizdas. Bilietas kainavo žmogui 6,70 €. Biškai prisėdam pavėsį atvėsti, nu saulė, žinokit, labai kepina. Žiauriai karšta, tai radom soliuką. Va. Ir prisėdam atsivėsinti prieš einant į rezidenciją ir į parką. Tai va. Čia Kaiserio vasaros vila. Va. Štai taip atrodo vila. O čia baseiniukas. Žinokit, dabar tai žiauriai mielai perbrėžčiau aš tą baseiną, jeigu manęs niekas nenubaustų. Terasa kokia daili, didelė. Nu va, ant viršaus. Perėjimas, nu gerai, jo, perėjimas. Iš vieno pastato į kitą tiltukas, ne terasa. Bet va, balkonėlis mielas. Gustė skuba pasislėpti, turbūt po balkono pavėsiu biškį sekundį, nes jai sakė blogai. Karšta. Čia va, jau parkritę arkliai turbūt sužaloti. Sulūžo karieta. Jie gal sužeisti. Koksai žiedas ant šito medžio. Žiauriai įdomus žiedas, va. O medis va atrodo štai taip.
Oi, plaukė kažkokios va keletą. Žuvelių. Keletą vieną matau šiaip tais. Nu dar va priėjom kažkokį sodininko namą. Tai gražiai apaugęs vynoginai čia, ne? Andriau. Nu lapai panašu vynogių. Gal spausdavo. Jūs pažiūrėkit. O va čia va raganų namelis ant šluotos ir ant vištos kojelės, jei ką. Kaip ne kaip, o va, vaizdelis vis tiek yra gražus va. Į tenais, į kalnus. Jeigu saulė dar taip nekepintų, būtų iš vis labai super. Dabar saulė kepina ir vėl yra negerai. Tai, na nekreipti dėmesio, iš rankus mes išlepę. Bet jo, vargina, saulė vargina, lietus irgi. Tarp kitko, Prahoje buvo idealus oras pasivaikščiojimų, kai vaikščiojom po centrą. Iš tos pusės va, taip atrodo visą tai. Čia fontanėlis. Oi, čia vėsuma, čia gera. Va, jau ponia įsitaisė. Andrius iškritęs toj supiniai. Andriau, vaikystę prisimenė? Nesisupdavai? Kodėl? Pykino jie, supratau. Dar nenufilmavau. Kaip nušoko. Para žodžių į mikrofoną. Labai karšta, labai troškina, išgersim vandens. Pasakyk, ką nors gero. Patylėsiu. Atėjom pietų kavinę, tai mes su Gustė nusprendėm, kad valgysim čia. Aš pasiėmiau teriyaki chicken bowlą. Gustė irgi pasiėmė tokį patį ir eisim ten prie upės ant suoliuko pavalgyti. Andriukas eis į McDonald'ą. Tai va. Karšta? Sakau, kad karšta, aš irgi lėčiau. Tai baulas kainuoja 14 eurų, žodžiu. Baulas 14 eurų. Nieko, pasidalinsim, na. Šaukite pasidalinsim. Tai brangiai, žinot, kas ką tik nutiko. Atėjom su Gustė pavalgyti čia tų baulų. Superinių. Spėjau paragauti, skonis nuostabiai gražus. Nuostabiai skanus, bet žinokit, kas man ką tik nutiko, aš jums parodysiu. Gustė, tai aišku, fone, va čia matot, valgo, mėgaujasi. Skaniai, gerai. O man va atsitiko nelaimė. Visas mano baulas, va čia va, paukščiukam, pietums nukrito. Nu, bet, žiūrėkit, dar kažkiek liko. Nedaug, bet liko. Tai realiai jau pats gyvenimas man sako, Erika, stabdyk. Suprantat, ką tai reiškia? Reikia susimastyti apie tai. O valgom mes va su tokiu nuostabiu vaizdeliu. Ir visai man tai nuotakos nesugadino. Tik šiaip be žado likau. 14 eurų baulas. Tai principė... Pašerti balandžius. Jo, tai principė man liko už 4 eurus, o už 10 iškrito balandėliams. Mes dabar šopinamės Aldi parduotuviai. Žodžiu, imam arbūzas,
euras kilogramas. Bananai čia kainuoja brangiau, euras 3,9 kilas kainuoja, man atrodo. Kiek šitas aperolis? 2,79 kainuoja 3 buteliukai. Andriukas eina su to vežimu, žiūrėkit, po saldumynus ir visko nori. Gustė sakė, ne į tą skyrių įėjom. Pasiėmė Andrių šprico, 2 eurai. Kokteiliukas jau paruoštas gerti, 7 laipsniai. Nu, patys didžiausi alkoholikai šeimoje, kurie realiai iš tikrųjų net negeria praktiškai. Gerai, prie vištienos krūtinėlės dabar sustojau. Šitas indelis kainuoja 6 eurai, o šitam indelį yra 280 gramų. Žinokit, mėsos kainos, vištienas, antienas ir taip toliau, tai visai nejuokingos. Ir šiaip tai lengva apsigauti, nes dažnai rašo kainą už 100 gramų. Tai porą valandų pačilinom namuose, pagėrėm kavos, suvalgėm arbūzo, žodžiu, karštis neįmanomas. Ir dabar susiruošėm ir važiuojam prie Gosaus ežero. Važiuoti mums pusę valandos, gaunas 25 kilometrai. Be galo džiaugiuosi, kad vis tik atvažiavome į Austriją ir kad pasirinkom ne didmiestį, o pasirinkom šios mažus miestelius. Per šią kelionę norėjau truputėlį pamaišyti miesto gyvenimo su gamta, tai man atrodo, kad viskas man puikiai pavyko. Andrius labiau mėgsta didmiesčius, jisai labiau kosmopolitiškas žmogus, o man labai patinka šitie kalnai, ežerai kalnuose, šitą gamtą. Man įspūdį paliko labai Hallstatt miestelis, be proto gražus. Daug kas man sakė, kad per intensyviai suplanuota mano kelionė. Aš manau, kad per tokį trumpą laiką jinai suplanuota labai puikiai. O čia prie šito gražaus ežero galima pačilinti, pasimti kavos ar dar kažko. Desertuko pasėdėti. Vaizdas gražus ir galima apeiti aplink ežerą, nes yra takas. Tai varom, pasivaikščiosim dabar ir pasižiūrėsim, kas per keliukas. Aišku, apavus tai mes pasirinkom ne visai tinkamus, tiek Gustė, tiek aš. Čia mums iš tikrųjų kaip mankšta prieš Zakopanę su Gustė, ne Gustė? Čia va, Gustės draugė, Gustės sesė sakė, jai žiauriai patinka karvės ir jų raštai, tai va, sesytę radom Gustį. Kokie gražus atspindžiai ežero, kalnai aplinkui. Vau. Daug. Ačiū. Žiūrėkite. Va. Ten tolumoj dega laužai. Matau vartus, nedaug dievė uždaryta ir negalima eiti. Saugokitės karvių, ypač jeigu jūs turite šuniuko su savim. Jeigu pamatysite, kad karvė jums atakuoja, iškart paleiskite savo šuniuką nuo pavadžio parašyta. Aš truputėlį nustebus, negi karvės atakuoja. Aš galvoju, kad jos taikus gyvūnai. Na gerai, tikiuosi aš nesutiksiu tų karvių. Kur čia varva? Va, varva visur nuo akmenų. Laša. Tai matyt nesilaiko saugumo, nes va čia va yra atlaipioti to molom. Ir mes matėm kelias vietas, kur yra kryželiai, greičiausiai kažkurie žmonės nesilaiko saugumo ir bumt ir aleliuja. Tai brangiai, dabar jau yra 8:30, mes per valandą ir 10 minučių su Gustė apėjom šitą ežerą. Gal būtume ėję ir ilgiau, bet jau Andrius mumis suskubino. Tai labai smagu pasivaikščioti, iš tikrųjų labai fainas, vaizdingas maršrutas. Ir nežinau, dabar jau sėsim į mašiną, važiuosim namo ir eisim ilsėtis. Rytoj mūsų laukia kelionė iki Slovakijos, iki Bratislavos. Tai, žodžiu, jeigu patiko video, nepamiršk subscribinti, nepamiršk paspausti laiko ir komento, kad aš galėčiau tobulėti. Tai va, ir laukite sekančio mano video iš Bratislavos jau dabar.